Telšios, da ir labai daug dalykų. Tik žinau, kad labai daug, kaip gerai. Žemaitiškai, man labai patinka. Sveikas iš Mažeikų. Taip, kavinėje dirbančių merginų paklausau, ką čia verta pamatyti. Ir pradžioje jie man sakė nieko, bet paskui jie man pasiūlė kelias vietas, bet aš tik varysiu vieną iš jų, nes vienas bus geras naktį, jinai man sakė. Aišku, kad aš čia nebūsiu naktį. Ir kitas malūnas, kaip visur visada yra, nevarysiu ten, bet kitas kažkur miške. Ten gal pažiūrėsiu. Ir prieš tai aš biškį pasivaikščiosiu mieste. Atrodo, kad šitas yra pagrindinės gatvė. Kaip bjaurus atrodo šitas. Tu žiūri tave. Va, korona skulptūra. LGBT bendruomenės narys Metofolonas. Poveris. Ei. Bandom. Eina sau. Gerai viskas. Arda Güler. Kol. Sveiki. Aš prašysiu hačapurės vienos. Ar gerai? Ačiū, viso gero. Man reikia susirasti parduotuvę, noriu gerti. O šitas. Sveiki. Labą dieną. O, blemba čia. Jo. Pamirščiau. Ačiū, viso gero. Tai va, kitais. Gerai. Ką? Čia apie Lietuvą filmuoju. Žinot, aš persigalvoju ir nevarysiu į tą vietą, kuris tos merginos pasiūlė. Nes ten yra restoranas ir aš nevalgysiu, aš jau turiu hačapurį ir nusipirkau bandelis, nežinau. Jo, nelabai logiška būtų ten varyti. Gal geras restoranas, bet gal nelabai logiška. Dabar tiesiog varysiu į Telšius. Pradėsiu su hačapurė, kaip iš Sakartvelos. Va, hačapurė 10 iš 10. Aš gyvendavau su mergaitė iš Gruzijos. Jinai padarydavo ir labai gera.
Va, esu Telšiuose. Visų pirma, noriu pasakyti, kad miestas turi savo sielą, savo nuotaiką. Ir tiesiog ten yra ežeras, dabar negalit matyti, bet tiesiog ten. Ir čia parašyta kažkas žemaitiškas. Nieks žemaitėms nator prikėste, kad anei bova, kardo ar ogne. Nugalėti žemaitę savo noro prisijungė prie karūnos, bet tik su sutartom sąlygom. Čia sąlygos, čia sutartis gal, čia karūnos karys arba kardas karys gal. Ugnė, kardo, čia kardas turbūt. Čia yra ežeras, Žemaitija. Čia kas? Karys. Ten kažkur parašyta kažką mūšis. Jo, pamiršau. Čia... nežinojau, kad jie turėjo atskiras šalis. Turkija. Sinopas. Man čia patinka. Kaip gerai. Yra liftas prie ežero. Ten džiogas, kažkas man sakė, kad čia būtinai Telšiuose ten valgyti kažką. Jie pagamina turis. Negaliu į apačią. Zarasuose irgi taip va. Kalnukas, ant kalnos yra miestas prie ežero. Biški panašus. Va čia reikėjo ateiti. Čia reikėjo ateiti ir paragausiu gal kažką. Blemba, čia muziejus. Man reikia į viršų eiti. Čia ir galiu gal. Gerai, Telšiuose yra daug vietų, ką verta pamatyti, bet aš jau važiuosiu link Plungės. Labai malonu buvo. Jo, viso gero Telšiai. Sėkmės. Labai daug sėkmės. Telšius ir labai daug dalykų, bet aš dabar važiuoju į Plungę. Nežinau, ar jie taip ir kalba, bet tik žinau, kad labai daug. Kaip gerai. Žemaitiškai, man labai patinka. Taip, Plungės centre nieko neįdomu, bet čia yra miesto parkas. Jie turi kitaip, What the f*** is this? Tikrai neskanus. Labai tikiuosi, kad čia žmonėm. Eina savo. Kaip švarus. Parke daug dalykų. Dvarai ir ten kažkas geras rūmas. Čia muziejus, žemaiškas muziejus. Pasižiūrėsiu. Plungės dvaro sodybos laikrodinės oranžerijos pastatas. Yra labai seni medžiai. Ne taip labai, bet labai. Tikavak. Ateik. Ką tu čia darai, he? Koks vardas? Leo, čia labradoras? Aha. Radau perkūno ąžuolas. Aptimis 5 metrų. Aukštis 21.
Va taip va. Plungė. Labai geras parkas. Puiku, nuostabu. Geriau negu Bernardino sodo. Dar kartą Leo. Leo, ateik. Ateik. Širsis. Ką tik išėjo iš Norfos ir važiuosiu į stovyklavietę, ten kepsim keptą duoną ir miegosiu. Ir viskas. Kas tau išmokė Saulės vardą, o tuos žodžius, kuriais išreiški pačius paprasčiausius jausmus? Tavo šeima. Dabargi tas Saulės vardas jau kažkas kito. Kiekvienas žodis kitoks. Nežinai nei vandens vardo, nei kaip nuoširdžiai ir gražiai keiktis ant žmogaus. Taip, tu naujoje šalyje, tu vienas. Ir tai ne tik fizinė vienatvė, tai vienatvė mintyse. Tu negali grįžti, nes tavo tėvas sakydavo, atgal grįžti tai bailių darbas. Jei jau išėjai tuo keliu, net jei nepasiseks, mirsi tame kelyje, bet niekada negrįši atgal. Bėgant metams tame kelyje išmoksi būti vienas, linksmintis vienas, gyventi be priklausomybės nuo žmonių. Tai labai didelis gebėjimas. Suvoksi ir tai, kad žmonės dažnai prisitaiko tik tam, kad nebūtų vieni, mėgdžioja kitus, kopijuoja minią ir tai veikia, bet jeigu taip ir darysi, tada kaip pasižiūrėsi savo į akis veidrodyje vakare, kaip paaiškinsi savo šią savo išdavystę. Vieną dieną aš išmoksiu ir Saulės vardą ir kaip gražiai ir iš širdies keiktis. Taip, dabar pagaminsiu keptą duoną, bet yra dvi problemos. Gal daugiau, bet... Pirmas. Tik turiu alyvuogių aliejus. Šitas gal nelabai tiks. Pirmas. Antras. Norėjau nusipirkti mozzarella, bet nebuvo. Šitas nusipirkau. Ir svarbiausias, nebuvo česnako Norfoj. Vietoj šitas nusipirkau. Gal negalim pasakyti šitas keptą duoną, bet bandom ir jeigu ne, tai ne, valgysiu, vis tiek valgysiu. Tai buvo per didelė, gal mažesnį padarysiu. Gerai. Va taip ir išėjo. Nėra jokio problemų su aliejus. Nežinau, gal aš užaugau su šitas, todėl man skanu. Šitas biškį ištirpsiu čia. Bus paruoštas. Va, double hornas iš pasvalio ir kepta duona. Dabar sėdėsiu čia. Šitas čia įdėsiu, šitas va čia įdėsiu ir valgysiu. Jo, minkšta. Tada viso gero. Rytoj važiuosiu į Kretingą.